Patenkinti rungtynėm? Jo, žinom, kad šiandien jų daugiau susirinks, nebus taip lengva kaip praeitą kartą, nes praeitą kartą žaidėm, jie, man atrodo, keitimų neturėjo, tai šiek tiek lengviau buvo. Bet susikoncentravom ties gynybą, dar išnaudojom progą. Pabaigoje dar po raudonos kortelės, jų raudonos kortelės turėjom ten nemažai šansų, bet turbūt iš to skubėjimų ir nuovardų neišnaudojom. Šiaip rezultatas, sakykime, prieš rungtynes. Ką apskritai galvojat prieš rungtynes ir pavyko planas tas, kurį galvojat, ar ne? Galvom lygiosiamis sužaisim, bet pralaimėjom vienu ir tiesiog mušėm golą ir nieko tai nekeičia, kad jie... Bet aš tu kalbu apie taktiką. Buvo kažkoks planas, kurio laikėtės, pavyko? Nu jo, žaidėm irgi nuo gynybos, daugiau gynybos turėjom keturiese, tai ta prasme, koks planas buvo, taip ir buvo tiesiog. Sakau, vieną įmušė jie per klaidą mums, ten vartininkas netyčia peršoko, o kita iš eigos. Buvo šiaip planas 1-1 kažkas. Ačiū.